Prestižinėme Druskininkų renginyje dalyvavo vidaus reikalų, ūkio, susisiekimo, švietimo ir mokslo ministerijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai, Druskininkų verslo įmonių įstaigų vadovai, ūkininkai, seniūnaičiai, bendruomenių pirmininkai, bendrijos bočiai atstovai, dvasininkai, savivaldybės tarybos nariai ir kiti svečiai. Renginio vedėjai Agnė Petrauskaitė ir Vytautas Rumšas susirinkusiesiems perdavė ir Seimo narės Kristinos Miškinienės sveikinimus padėkos šventės proga. Renginyje dalyvavęs ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius sveikino Druskininkų savivaldybės gražią tradiciją pagerbti iniciatyviausius, darbščiausius ir kūrybingiausius žmonės, labiausiai nusipelniusius druskininkams. Labai šita graži yra tradicija ir noriu grįžti į kitus prisiminimus. Kažkada Fordas Jungtinėse Amerikos valstijose pradėjo visuomenės nuomonę formuoti, kad valstybės ekonominiai pagrindai priklauso nuo verslininkų. Nuo tų žmonių, kurie kūrė darbo vietas, nuo tų žmonių, kurie garantuoja darbo pajamas žmonėms ir tie, kurie moka bendrauti su valdžios atstovais, pradedant savivaldybę, baigiant vyriausybę. Tai tada valstybė lydi sėkmė. Tai aš manau, kad druskininkai ir Druskininkų savivaldybė šitą dalyką suprato jau daug anksčiau. Tai yra tiesiog pagarba parodoma žmonėms, kurie yra nusipelnę Druskininkų miestui. Ir visada tokie žmonės turi būti vertinami, pagerbiami ir parodomas jiems dėmesys. Ministras pirmininkas už Lietuvą reprezentuojantį verslą ir dėmesingumą dirbančiam žmogui įteikė padėką įmonių grupės Tobis atstovams. Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas pabrėžė, kad kasmet labai sunku išrinkti geriausius. Aš sakyčiau, kad pakankamai ilgai tenka diskutuoti apie tuos nominantus, kurie gali siekti vieno ar kito prizo, ar arničėlės, ar lašo. Ir apie tai daug diskutuojama, plačiai diskutuojama susitikimuose su žmonėmis, kurie atsakingi už vieną ar kitą sritį. Ir gauti šį apdovanojimą tai tikrai nėra visiškai eilinis arba visiškai kasdienis darbas. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes kiekvienais metais turime tokių žmonių apie 10, daugiau, mažiau ir kad jie tikrai visi verti tokių apdovanojimų. Kiekvienas žmogus gyvendamas savo gyvenime kažką kuria, kažką daro, o būtent ši šventė yra skirta tam, kad būtų paminėti daugiausia kuriantys žmonės, aktyviausi žmonės, kurie savo gyvenime turi užsibrėžę daug tikslų, kuriuos pasiekia ir būtent tie tikslai, tie uždaviniai, kurie būna pasiekti būtent praėjusiais metais šioje gražioje šventėje mes tai pažymime, padėkojame ir aš manau, kad tai bus ateityje. Prestižiniai metų apdovanojimai yra Arničėlė 2013 už ilgametę šiltą ir nuoširdžią draugystę su druskininkais, šiemet skirti jo ekscelencijai Valdui Adamkui, už kultūros puoselėjimą druskininkuose ir kasmetinio tarptautinio festivalio Druskininkų vasara su Čiurlioniu organizavimą Lietuvos muzikų rėmimo fondui. Apdovanojimas skirtas ir uždarai akciniai bendrovei Rasa, už druskininkų vardo garsinimą bei druskininkietės Aušros Česnulevičienės inicijuoto masiškiausio natūralaus mineralinio vandens gėrimo rekordo įgyvendinimą, kai vienu metu pramogų aikštėje ir aplink ją susirinko daugiau nei 10 000 žmonių. Labiausiai druskininkams nusipelniusiems žmonėms įteiktos ne tik tradicinės bronzinės ratničėlės, bet ir išskirtinių pagarbos bei padėkos simbolių tapę stikliniai mineralinio vandens lašai. Tokiomis skulptūrėlėmis padėkota bendrovė šventė jums vadovams Donatui ir Jurgitai Steponienams, meno renginiais praturtinantiems Druskininkų kolonadą ir visą kurortą. Tradicinių tapusio tarptautinio draugystės maratono Druskininkai Gardinas organizatoriui Vytautui Lučinskui, aktyviai ir kūrybingai Viečiūnų bendruomeniai Versmė, Ratničios klebonui Žydriui Kuzinui už bendruomeninę veiklą ir Šventojo Apaštalo Baltramiejaus parapijos klebonijos atnaujinimą. Didžiasalio kaimo ūkininkiai Gražinai Auguvieniai už natūralių produktų gamybą ir verslo idėjų įgyvendinimą. 32 darbo vietas sukūrusiai ir šiemet dar 7 žmonės įdarbinti planuojančiai automobilių ir pramoninius filtrus gaminančiai bendroviai M-Filter EU ir rekonstruotai sanatorijai Belorus už investicijas ir paslaugų plėtrą. Druskininkų bendruomenė puoselėja gražią tradiciją kasmet įvertinti ir pagerbti kultūros ir meno šviesuolius. Tradicinė kultūros puoselėtojo premija ir diploma šiemet įteikti choreografijai Rūtai Dvorkinienei, daugiau nei 20 metų druskininkuose populiarinančiai šiuolaikinį šokį ir ugdančiai vaikus bei jaunimą. Druskininkų savivaldybė padėkojo ir vietos bendruomeniai bei verslininkams, kurie aktyviai įsitraukė į savivaldybės inicijuojamas akcijas.
Antrą kartą inicijuota akcija Kalėdinių eglučių parkas šiemet sulaukė ypatingo vietinių gyventojų ir kurorto svečių dėmesio. Apdovanojimas už gražiausią ir originaliausią kalėdinę eglutę šiais metais atiteko bendrovei Šventė jums. Net 2 prestižinius apdovanojimus šiemet pelniusios bendrovės Šventė jums savininkė Jurgita Steponienė vertino Druskininkų savivaldybės iniciatyvą surengti padėkos šventę. Mes labai džiaugiamės ir labai galim pasakyti kartu, net galbūt ir didžiuojamės, kad Druskininkų miesto savivaldybėje yra tokie apdovanojimai, kad yra apdovanojami ne tik verslininkai, ne tik bendruomenės, bet kaip ir rodo šis puikus šių metų pavyzdys, kad ir žmonės, kurie imasi labai gražių iniciatyvų, puoselėjant, kuriant visą tą grožį pačiame Druskininkų mieste ir jo savivaldybėje. Ar jums svarbu, kad esate 2 kart nominuoti šiandien? To tikrai nesitikėjom, turbūt daugelis taip sakytų, bet iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad buvome įvertinti ir labai džiaugiamės ypatingai dėl eglučių parko nominacijos. Kadangi galima sakyti, kad šiais metais turbūt truputėlį rizikavom, nes mūsų eglutė buvo kitokia, jinai buvo meniška. Už ką esam labai dėkingi dailininkams Ingridai ir Arūnui Vaitkams, kurie padėjo įgyvendinti mūsų meninę idėją. Nes kartais idėjų turi, bet nemoki išpildyti visų tų idėjų. Ir iš tikrųjų labai džiaugiamės ir kad tai labai patiko ne tik miesto svečiams, bet ir kurorto svečiams, ką parodo mūsų nugalėjimas. Šiemet originalią akciją Padovanok šventinę nuotaiką druskininkams organizavo asociacija Druskininkų klubas, o šventinio vakaro metu įteikti apdovanojimai konkurso nugalėtojams. Pirmosios vietos laimėtojams Krunglevičių šeimai įteiktas 500 litų čekis. Labai šaunu, kad Druskininkuose buvo toks konkursas ir kad kiekvienas druskininkietis galėjo jame dalyvauti. Gal šiek tiek gaila, kad labai šiais metais negausiai buvo dalyvaujančių, bet tikiuosi, kad mes parodėm puikų pavyzdį, kad tikrai galima sukurti gerą nuotaiką, ne tik savo kieme, bet ir visam mieste. Ir manau, kad kitais metais bus daug daugiau dalyvaujančių. Antrąją vietą laimėjo Paulius Cikanavičius, trečiąją Vitas Martinonis. Jiems abiems įteikti pakvietimai į Druskininkų vandens parką. Šventinio vakaro metu svečių savo dainomis džiugino Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai Liudas Mikalauskas ir Egidijus Bavikinas, druskininkiečiai Anatolijus Oleinik ir Justinas Lapatinskas. Gyvos muzikos garsai išdžiugino pučiamųjų sekstetas Bras Bravo, o žaismės vakarui suteikė Olego Usovo teatro Džaukers artistai iš Minsko.